čia irgi gamina, čia ir biškai mažesnio formato, bet lenkiškai. Kur kokį va čia parodykit, kokį iš Afrikos, kokį šalies, ir čia dauguma yra? Prašau, Uganda, prašau, Kamerūnas, Kamerūnas, šitą Gambija, Tanzanija. Pirktų yra tarp jų. Kaip tai? Pirktų yra. Kažkas pirko alų. Bet jūs pirkat kažkiek? Ne, aš dažniausiai juos išsimainau, arba mano kolegos atveža iš tų šalių, kartu gaudami etiketės, kurias aš renku. Ir visą tai mes pamainam, nes kadangi kolegos mano renka kažką tai kitą, kažkas pašto ženklus, kažkas dar kažką, kadangi aš irgi važinėjau po tam tikras šalis. Gaunasi visi mainai ir gaunasi. O padėkų? Lygiai tas pats. Padėkų irgi įvairių šalių? Va, aš jums kaip pavyzdį parodysiu, va, Liberija. Paskutinis gavimas iš Liberijos. Aš galėtų galvoti, kad nupartumėte padėkų kažkokį. Šiaip tai yra istorija, tai yra, iš esmės tai yra sugertukai. Nes alus buvo anksčiau pilamas, nebuvo tai, kad lygiai kaip nubėga kažkokia, dar kažkas. Čia būdavo sugertukas, staltas sugertukas. Aš pagrindinę renku egzotinės alaus etiketės. Būtent va štai šitą dalyką. Būtent egzotinės alaus etiketės, tai yra įvairių šalių. Būtent egzotinės, tai va, Puerto Rikas, Panama, Malavis, Kosta Rika, Mianmaras ir taip toliau. Čia yra daug įvairių variantų, tai yra pakankamai retos šalis ir pakankamai sudėtingos šalis, sakykime, taip, nes kuo yra sudėtingos, kuo sunkiau papulti šalį ir kuo mažiau šalyje yra vadinamų alaus dalyklų, tuo yra sudėtingiau gauti etiketę. Nes tai kiekviena šalis dar ir turi tą etiketę. Būna, kad šitas šitą ant bačkos vyr. Visa istorija. Kokia šalis? Ne, nu čia gali būti įvairios šalis. Kokia vieta, kažkokia nėra. Ne. Yra ir, sakykime, Kuba, Pakistanas irgi verda alų, Centrinė Afrikos Respublika, Bahamai, Gvinėja. Yra įvairūs variantai, ta prasme, labai mažai šalių, kur neverda alaus. Nemažai, bet yra tokių. Tas pats Pakistanas, sakykime, neverda alaus. Yra problemos su Iranu, Iraku, nes jie verda tą vadinamą alų, bet jis yra 0%. Tam jis nealkoholinis alus. Pas jis yra musulmoniškas, kaip pasakyti, tas pasaulis. Tai Kaimanų salos verda alų. Kažkada tai buvo Kaimanų salose amerikiečių bazė karinė. Toj kariniai bazė pradėjo virti alų. Vietiniai sutiko su tuo, patiko, pradėjo patys virti. Yra daug labai istorijų. Labai kiek konų. Aš negaliu pasakyti, nes aš tiek neišragavęs daug. Nes iš tų šalių, kad parsisiųsti alaus, tai yra didelė problema. Praktiškai, beveik neįmanoma. Nes niekas po vienas kavinės nesinčia. Pirkti aukcionuose galima, yra tarptautiniai aukcionai, galima, bet nežinau, ar didelį malonumą suteikti nusipirkus už $20–30, pavyzdžiui, alaus skardinę, ją paragauti ir sužinoti, kad skonis niekuo neatsiskiria nuo europinio skonio. Nu, arba ten su mažais niuansais. Tai reikia būti gurmanu, kaip vyno gurmanu, tai kiti niuansai. Alaus gurmanu reikia. Aš ne. Per susitikimus tai. Bet šiaip aš, kaip sakyt, kasdieniam gyvenime aš negeriu. Arba geriu mažai. Tai nėra tai, kad jeigu aš didelis stambus, tai kad būčiau gerčiau, wow, ne, tai ne, nėra. Tikrai ne. Aš kaip sigalvoju. Rusėna, čia yra originalas ar tu ne? Pasižiūrėk. Aš būsiu žiniasklaidoje, aš vėliau tam pakalbėsiu gerai. Tai va, Это я копал лично. Kai tą būna ir neoriginal. Čia yra plautas, čia yra paridas. Jis yra geltonas. Jis maudytas, jis buvo suvadijęs, paridas maručius. Čia geras dalykas. Ko jums šiandien atnešė dabar iki to laiko?
Gavau keletą įdomių padėkliukų į kolekciją ir gavau daug etikečių lietuviškų kolekcijų. Nes pagrindė pas mus kaip yra, kadangi iš visų regionų suvažiuoja, tiek Šiauliai, tiek Klaipėda, tiek Panevėžys, tiek visi kiti, tai tokiu atveju suvežu mes esame jau. Kadangi aš esu pakankamai senas kolekcionierius, kaip kolekcionierius, sakykime, tai daugiau negu 20 jau kolekcionuoju. Didesnė dalis kolegų, kaip ir aš, jiem paruošė jau šitas etiketės, kurias aš turiu naujienas, ir kurie turi naujienas. Ir tokiu atveju mes pasimainom. Aišku, retesni egzemplioriai mainosi vieną per vieną arba kažkaip tai vėliau bendrus susitarimus. O kiek Lietuvoje yra maždaug tokių žmonių, kurie domisi alaus atributiką? Grubiai apmokės. Bet jie čia kažkaip... Trumpa informacija. Ten, kur prekiauja alumi, yra Vilkmergės naujojo kviestinio alaus, kuris buvo pradėtas tik vakar būti duodamas į degustaciją. Tai siūlom visiems paragauti, bėkit, kas dar neragavo. И приглашаем на финал баскетбола команду Эстонии и команду Белоруссии. Я ще не